Tai užeikit, ko čia laukit, prašom, užeikit, pažiūrėsit, kaip gyvena arbūzėlio kelionės. Labas! Labas! Aš Daiva. Aš Tomas. Sveiki atvykę pas mus į svečius. Šiandien mes papasakosim, ką mes gerą nuveikėm per praeitus 2023 metus. O, jie buvo tikrai įvairūs. Ir plaukėm. Eik tu savijau! Tiesiai akmuo! Ir mynėm. Ir per sniegą, ir per pūgą. Ką mes dar darėm? Ko mes tik nedarėm, reikia prisiminti iš tikrųjų. Per praeitus metus aš numyniau virš 6000, Toma biški rezultatai mažesni, tai jo... Aš apie virš 4000. 4000 su biškiu. Tai vat apkeliavom visą, nuspalvinom Estijos pajūrį. Buvo mūsų metų kelionė, tai išvyka į Estiją per atostogas. Mes iš tikrųjų per visus metus mes nebuvom uždarę dviračių sezoną, mes visus metus stengiamės minti padangas su čipais, va. Bet aišku, tik labai gaila, kad tos žiemos buvo mažai ir to sniego buvo mažai, tai teka minti ir su graveliais. Ir su MTB dviračiais su čipuotom padangom. Šiemet pavasarį dar darėm tokį irgi bendrą čia su vietiniais dviratininkais, tokį, su pagrindiniais mūsų čia tokiais draugais pasivažinėjimą. Sezono pusiau atidarymą gal kažkaip net... Mes jau nebuvom uždarę. Kaip ir nebuvom uždarę, bet dėl oras tiek nevažiuoja. Toks simboliniai tokie uždarimai sezono čia. Kas mynė su plentiniu, kas mynė su graveliais, kas mynė su... Jo, dar buvo sniego kažkiek netgi likę kai kur. Parking normaliai. Tai važiavom čia tokia pro Tervetę, pro Latvijos, tokia pasienį čia pas mums toksai apie 100 km toksai gaunas toks ratas gražus, ten gražios vietos, tai va, irgi tokį... Man buvo didelis iššūkis. Tokį pavasarinis buvo toks įžanginis mūsų pradarimas, galim sakyti, to pagrindinio sezono. Toliau... Nes tada mynėm ir buvo sniega, o mesgi esam mėgėjai nusukti nuo kelio į tą kelią. Ir mes tai su normaliais graveliais tai pravažiavom, bet tada važiavo draugai su... Jo, buvo daug su plentiniu dviračiu, plonytėm padangytėm, bet pravažiavom. Nėra neįveikiamų kelių. Duvytis, bet bijau per griūtį. Mėly kolegos, kaip jums tas nuostabus kelias? Ai, dar aš šiais metais bandžiau labai, iš tikrųjų, mes ir pernai gal norėjom jau pabandyti kamino. Pavasariui atėjus nusipirkom naują žaislą, tai nusipirkom valtį. Valtis tai buvo iš tikrųjų mano didelė baimė, nes aš iš tikrųjų labai bijau vandens. Tu. Aš sėdžiu. Nemoku gerai plaukti ir ypač upėse, tai o pavasarį upės būna labai patvinę ir tik tiek, kad labai gaila, kad mes gyvenam ne tokioj geroj vietoj ir toli, nuo mūsų namų iki upės yra reikalų nusigauti. Viena upė netoli tą mušą, bet... Tai mes šiais metais šį pavasarį išbandėm Mūšos upę, tai perplaukėm Mūšos upę su savo valtelė. O valtelę pirkom padėvėtą, bet jinai yra iš Drakar firmos. Trivietė valtis su... Pripučiama 3, ten kaip tu sakai, 3? 3 balionų yra skirta būtent tokiom srauniom upėm. Tiesiai ant akmens! Ir irklavom kanojiniais irklais. Buvo iš tikrųjų pradžiai labai sunku, tai pykomės. Ne, Tomai, ne! Kodėl tu? Mums reikia baidarių pamokas eiti. Tu irkluok, aš irkluosiu ir nežinom, į viens nori, kits nori ir ta prasme valdymą kol pagavom, bet po to pirmi slenkščiai tai buvo įspūdingi, galite pasižiūrėti atsiminimuose, tai tikrai labai faina. Tai
Iš tikrųjų norėjom išbandyti ir vasarą, bet vasarą upės labai nusekusios. Tai ilgesniem atstumam iš tikrųjų labiau geriau rinktis baidarę. Baidarės jos yra greitesnės, lengviau irkluojas ir ta prasme, jeigu upė plati, nėra tokia srauni, tai galima veikti daugiau kilometrų. Tai mes išbandėm šiais metais Jūros upę. Jūros upė irgi palika didelį įspūdį. Jūros upėje tikrai labai daug akmenų, labai daug slenkščių. Man prisikėlės iš lapo. Ir tikrai, kad ir buvo gana vėsų, bet tada pakliuvom į Pagramančio regioną, nacionalinę parką direkcija organizavo žygį, taigi netgi su kugeliu, su pietum šiltais. Vietai. Valgom kugelį. Su arbatėlė. Tikrai buvo labai faina kompanija, labai smagus nuotykiai. Tikrai rekomenduoju ir mūsų pasivairina, ir mūsų video pasivairina tuom. Šiais metais pasirinkom savaitgalinę išvyką ir pasirinkom Amatos pažintinį taką. Tai su dviračiais, aišku, ne su valtim, bet su dviračiais turėjom tikrai sunkių išbandymų ir ten labiau gal hiking tas taks skirtis. Tomai, aš krentu. Bet mes, aišku, be savo dviračių niekur, tai nakvojom paupiai. Tiesa, mes būtent prie tos Amatos upės irgi sugalvojom ten nuvažiuoti dar dėl to, kad jinai pavasarį yra įspūdingai srauni upė ir tenais, vat, būtent šito atlydžio metu, ten tiesiog važiuoja visi tie, kas vat, su tom nori to ekstremalaus plaukimo per patvinusias upės sraunės. Ir kas norit pasigūglinkit ar YouTube'e, pažiūrėkit video Amatą ir ten kaip ten atrodo jinai pavasarį, tai ten reikia pasiruošus, netgi ten realiai pavojinga šiaip, bet įspūdinga turėtų būti. Tai va, turim tokį planą, nežinau, Daiva labai bijo, šiaip aš net pats bijau, reikia ten jau ir šalmą. Jo, šalmų ten reikia, ten ir neskęstantį kostiumą kokį turbūt, nes ten gali nunešti ir po medžių ir išvirsta ten kiti, labai įspūdinga šiaip, tai va, noris tenais nuvažiuoti, ne tiek baisiai toli, ten kas ten apie 200 km, bet verta būtų tenais tikrai pabandyti upę, būtent tuo momentu, nes vasarą jinai nusekus. Kitą dieną aplankėm Cesi pilis labai įspūdį didelį padarė iš tikrųjų. Tenai iš tikrųjų duoda tokias lemputės, žibintus. Tikras išbandymas. Visi čia su lemputėm. Tai yra aišku ir gidai. Yra didžiulė projekcija apie visą pilies atsiradimą, statybą. Tai palika tikrai labai didelį įspūdį. Keliavom ne tik po Latviją, bet ir nepamiršom savo gražiosius lietuvėlės. Lietuvėlėje aplankėm Platelius pavasarį. Šalto karo muziejus ir ten pakliuvom į grupę su gidu. Gidė iš tikrųjų papasakoja visą tą istoriją, pavedžioja po visas tas patalpas. Virš mūsų 200 tonų sveriantis kupolas. Tie bunkeriai, jie atgaivinti, prikelti ir mes žinojom vieną tokią vietą netoli mūsų pasienė Latvijoje, tikrą apleistą bunkerį. Mes esam ten buvę, bet aplink apvaikščioję, bet nebuvom buvę. Jis yra lygiai toksai pat, kur tas mūsų Platelių, tik tais šitas yra praktiškai jisai sunaikintas, apleistas. Man iš tikrųjų buvo be galo baisu lysti tos šaltus varlių, ten rupūžių, visokių šikšnosparnių pilnus kalidorius. Tomui tai patiko, jis tai, aišku, tai gal
labai nusivylėm, nes neradom tam bunkerį šachtų, tų, kur paleisdavo tas visas raketas. Suradom, bet ten buvo apsemta ir ten buvo sunku prieiti, labai daug vandens buvo iš tikrųjų. Ir greičiausiai ten, kuo toliau, to daugiau bus apsemiams, nes va dar kas seniau yra buvęs, tai netiek buvo, dabar jau visai skęs. Bet įspūdis visai, ta prasme, aišku, ten išlikusių tų daiktų nieko nėra, bet ta mintis. Atmosfera, kad tu po žemę. Raketiniai atominių raketų šachtai apleistoj. Man tai žiauriai baisu, net Toms pyka, sako, tu nebebijok, ko filmuok, rodi kažką. Jurkė. Ne, ten per tą baimę tikrai galėjom daugiau parodyti, bet yra kaip yra jau. Tai čia visiems tiem apleistiem mažiem nameliam, ten pilim bažnyčiom, tai tikrai neprilygstami dalykai čia, ta prasme, labai įdomu iš tikrųjų. Ir tu suvoki, kad tokie taip gyvena žmonės ir kaip tą muziejų pasakoja, jie negalėjo net pasitraukti iš tų vietų, jie ten po tą žemę po 2 savaitės išbūdavo ir viskas slapta, viskas labai labai įdomu. Jo, Latvijai labai daug iš tikrųjų yra šitų, tai ir Estijoje labai daug yra šitų palikimą to su tom šachtom, su tais visais bunkeriais, tai ten jeigu visus aplankyti, aš nežinau, čia vasaros neužtektų. Tai Estijoje į mažą bunkerį, kur ten tiesiog atviri, ten specialiai išdėtos jo grotos, nei ten mokama, nei ką, tai Humo saloj. Aš bijau, čia uždarys mums. O tai dar vienas. Bet uždarys. Tos salos ir buvo naudojamos tiem kariniam dalykam. Ten visus militaristinės padarytos, nes į Saremą, kiek žinau, tai dar sovietų laikais be kažkokio leidimo negalėjo net persikelti. Tai labai įspūdingi tie tokie kariniai objektai, kurie yra išlikę. Aišku, būtų faina, kai juos išsaugotų, neužgriautų, neužverstų, o padarytų kažkokius tus muziejus, kad tiesiog šviesti ir rodyti kažką. Tai Joninės netgi sutikom irgi šiais metais prie jūros. Tiesiog susipakavom paskutinę minutę, sugalvojom, ką norim į Latviją, nuvarėm, pasistatėm palapinę ant pačią jūros krantą. Joninės, kitaip! Žiūrėjom, kaip kūrenami laužai, nes Latvijoje yra tradicija, joninių naktį, visiems eiti pajūrį ir degti tiesiog savo asmeninius mažus lauželius. Ir daug žmonių iš tikrųjų Latvijų sujud tas dienas, jie kaip ir atostogauja ir ten faina, tai pakeliavom link Engurės. Irgi labai nuostabios vietos, atrodo, esam buvę 100 kartų, bet vis atvažiuoji, kažką pamatai kitom akim, iš kitą kampą. Nuostabus laiks gamtoj praleist. Tai vat, kiek mes kartų statėm palapinę, reikėtų suskaičiuoti. Tai kur ta palapinė nėra, meskim kamštuką. 1, 2, 3. Hop. Ir palapinės, tai ką dabar daryti? 1, 2, 3. Mums taip neveik, mes turim patys ją statyti. Jau daug statėm. Tai gerai, kad mūsų palapinė greitai statos, tai ir miegoti tikrai nebuvo kažkokia diskomfortą, turim gerus šiužinukus. Atsitiko gyvenims ir Daiva padėjo prožektorių. Tiesiog taip nukrita ir išdegina skylę. Pripučiamos. Apžvalgą padarysim apie įrangą, daug kas prašė po kelionės, apie ką mes ten naudojam ir taip toliau, tai bus video. Čia yra miegmaišis, kilimėlis. Čia labai gera vieta yra agurkui, tapkiam. Yra 2 maišai daiktų, mano technika vis, 2 gertuvės. Miegmaišiai, palapinė ir per lietų, ir per viską, sakau, tos atrodo, kaip čia jūs galit miegoti, kaip jums čia nekieta, kaip jums čia nešalta, nieko panašaus, viskas buvo labai patogu, viskas. Aišku, vieną naktį Latvijai miegojo mašinoje, nes tikrai buvo labai lietinga ir jau tikrai nebenorėjom statyti tiesiog palapinės, bet mašina irgi puikiausias variantas išmiegoti dviese, tai nėra kažko tai. Miegojom šiandien mašiną. Atvarėm prie jūros, o taip lyt pradėjo.
Tai man labiausiai iš tikrųjų patiko visų kelionių metų kavos ruošimo procedūra ir gėrimą tą procedūrą. Nes tu pasidarai kavą, sėdi tiesiog ant jūros krantą ir nežinau irgi kiek kartų buvo tai daryta. Tai šių metų didžiausias mūsų filmas ir didžiausias mūsų nuotykis buvo kelionė į Estiją. Startuojam nuo Narvos ir varom namo savo ratais. Prieš tai buvom tik tais užpernai Latvijai 5 dienų žygį darę, bet dėja nefilmavom, dar nefilmavom, dar nebuvom tokie youtuberiai šiokie tokie. Tai vat, gailimės aišku dar, bet buvo jau realiai ir sugalvojom, kad kažką reikėtų pafilmuoti, kad tiesiog turėtume prisiminti, kad ir va jum parodyti, vis tiek įdomu yra, nes po kažkiek metų galbūt tikrai pasižiūrėsim tuos pačius savo netgi filmukus. Tai vat, ir šiemet padarėm tokį rimtesnį žygį, 19 dienų, tai buvo kelionė po Estiją, tai praktiškai visa Estijos pakrantė su salom ir iki namų grįžom, tai šie 1600 beveik 50 km. Tai, buvo labai spūdinga, visko ten paragavom. Man tai svaigs galva čia, va taip žemyn žiūrint. Vos nenusijoblinu, lemba. Gyvensim čia. Užpuolė lietus. Mums iš tikrųjų labai gerai sudarė maršrutą, kad mynėm kuo arčiau jūros, nebuvo daug parduotuvių pradžioj, buvo didelė panika, nes atrodo, kur čia net nebuvo kur išleisti pinigų. Pirmom dienom mynėm, užėjo mum liūtis, lietus. Kas norit pamatyti audrą? Kojos šlapios, nes pil vandenį per apačią. Viskas šlapia, tik tais. Gal triusi, kai dar sausia. Tai jau galvojom šokti atgal į draugų mašiną ir grįžti, bet ačiū Dievui nesugalvojom taip ir tęsėm žygį. Atrodo, nėra vėjas. O, taip atrodau. Aplankėm tą. Šiaip tai tas maršrutas ten netiek ten jisai kažkoks tais ypatingai sudėliotas. Eurovelo 13 ir Eurovelo dar 10 dalis kliūna, tai vat tie maršrutai, galim sakyti, mūsų maršrutą didžiąją dalį sudarė, mes tik tais ten kažkiek dar nusukom, dar arčiau į kampelius visokius išmaišėm. Kelis ir tiesiai vyūno tą kelią į skardį, bet jisai sukas ant ten. Nes norėjom, kuo įdomiau, kad būtų, kad ne vien tuo asfalto tiesiog važiuot, nes, koks čia tikslas, tik sakant, ten tą kelionę tik tai dėl tų kilometrų prasuktų, kad nepamatysi ten beveik nieko, tai geriau mes sunkiau, bet pamatyti. Kels viršui. Žiaurus čia. Kaip gali būti? Dviračių takelį. Čia. Tokį dabar važiuojam. Tikrai važiuojam kai kokio piligrimo keliu. Nei žmonių, nei mašinų. Vieni patys su gamta, su medžiais. Tas jūros krantų įvairovė, važiuoji metras baltą paplūdį. Pavažiuoji porą kilometrų jau skardžiai uolos. Ten žmonės gyvena ir sako, mes va šalia jūros, tenai yra, bet aš sako, jau per seną nulipti iki jos, pasižiūriu skardis belę kokią didumą. Kur mes? Eik tu savo. Tie skardžiai svarbiausia, pas juos tai netokia, čia kai mūsų Valando kepurė, tai čia ten pas juos yra, nesiskaita skardis, ten nuo Narvos važiuoja, ten nerealūs tie skardžiai, tiesiog, jeigu nesimato laiptų galo iki žemės, ten... Pasižiūrėti, čia vieną gražią vietą matos tam skardį, bet tai čia, kiek čia tais laiptais. Kamera to neparodo, ta prasme, kad tu matai, tu stovi ant to begalybės tokią kraštą, krantą, tai, Toliau nes bangos, viduje nelygus.
Taip. Bet, nu, vat kas šalia mūsų ir labai įdomu. Salos labai Ir paliko plius įspūdį. irgi atradom šitą maršrutuose, kur mes mynėm tą kelią, buvo irgi nemokamos pavėsinės, vadinas Ramaka. Kokį daiktą tai reikia parodyti. Dviratininkam ir pėstiesiam. Namėlis va iš bėdos. Ir mes prie visų video esam pridėję bent jau tuos apytikslės tas vietas, kuriuose buvom, kuriuose nakvojom, bet tik tiek, kad vakare, iš tikrųjų mes kai keliavom Liepos mėnesį, o Liepos mėnuo yra atostogų mėnuo, tai šiaip tais iš tikrųjų, kai įsikėlėm į salas, tai pilna salose buvo lietuvių su kemperiais, su mašinom, tai važiuoji vakare ir tie visi kempingai free, jie užimti ir, nu, tiesiog mes tai kažkaip tais didelės problemas nematėm. Dieną važiuoji tuščia, jeigu pavažiuoji. Tai irgi mūsų nakvynių vietų įvairovė buvo begalinė ir pievoj. Miegosim pievoj. Taip ir sakiau, jau palapinė stovi. Ir ant jūros krantą tiesiog vyks apsikasam, kavėjas nepūstų. Va, kaip gražus vakaras, saulė šviečia. Kur be buvo, aišku, ir teka kažką tai įsinuomot, nes dėl dušo, dėl elektros. Be elektros mes galėjom išgyventi 4 kažkur paras, nes turėjom... 5 realiai galėjom, nes turėjom powerbankų pakankamai visko užtekama. Taupant, kas kamerai, kas telefoną. Jo, tai kamera daugiausiai reikalavo. Naudojam razikas. Telefonus laikėm ant lėktuvo režimo, nes tada neįsikraunti bateriją. Maršrutai buvo mūsų padaryti Garminuose, tai mumis kels vedė, mums, ta prasme, galvot kažko daug nereikėjo, tai labai yra patogu. Garmins numirė, tai dabar stovėjom, taisėm ir nesutaisėm. Nežiūrėk, kur nuklysdavom, tuoj pat vėl vedė mūsų tą maršrutą. Ne ten pasukom. Labai sunku su tais pončiais matyti Garminus. Dabar sukim į šitą. Čia mes pravažiavom, neteisingai, čia jis man prirodė. Ta prasme, ne mes praleidom kažkokį. Aišku, buvo visokių tų kelių ir mišką, ir skardžių, ir pasibaigusių, ir remontuojamų, ir kėlėm į kalną dviratį. Čia visą laiką tokių bus, čia tai niekas kelionės taip nepadarysi. Mes nemėgstam keliauti. Tada turi autostradą, važiuok ir tai remontą pataikysi. Ne. Tikrai ne. Labai palika didelį įspūdį Humo sala. Ta ramybė, ta tokia tyla, ir paukščiukai, ir žiogeliai, ir gulbės kažką šnekėjo, nu vienu žodžiu. Sareme jau man biški mažiau patiko vien dėl to, kad nuo objekto iki objekto labai ilgi atstumai. Su dviračiu įgaunas nemaži. Nemaži, tai va, tu mini nuo vieno švyturį iki kitą švyturį ten jau apie 50, man atrodo, kas tos salos tik tiek tenai, va, čia biškutis sprindis, čia biškutis, bet kaip susidėt. Labai didelį atstumą iš tikrųjų. Visa kelionė tai tikrai buvo ir lietaus, ir saulės, ir vėja, ir karščią gavom, ir padangą galiausiai per sprogą. Kur rūksta dūmai. Jo, papjauta. Jo, likus šimtus virš kilometrų iki namų. Tas tavo rats nevykėlis ištrūkas stipinis. Labai iš tikrųjų tokios kelionės jos priverčia užsirašyti į atmintį savo visus namų darbus, kurių mes buvom nepasidarę, ko imtumėm, ko neimtumėm, ką vežtumėmės, ko nesivežtumėm. Nu, čia bus atskiras video apie įrangą ir daugiau papasakos. Aš manau, kad nereikia kažkur tai toli žiūrėti, reikia svarbiausia žiūrėti, kas yra arti. Tie arti dalykai, tiesiog išvažiavims, išėjims iš savo tų namų zonos, iš to komforto zonos ir pamiegojims palapinį, įsimaugdyms. Aigi, mes nepakalbėjom apie maugdymas ypatumus Estijai. Dabar, kai žiūrim savo filmą, atrodo, aš ėjau maudytis ir ėjau maudytis, bet ten visur atrodau kaip antis ant akmens. Nes realiai didžiausia klaida buvo, kad nepasiėmėm vandens bato, o turėjau odinės tokias tapkės ir nenorėjau jų šlapinti, ėjau basom. Tai realiai ant tų akmenų tai didelis iššūkis buvo ir aišku, jeigu pajūris gražus, tai bangos didelės, vėl buvo blogai, bet į upę... Nesiprausė, šiaip niekur nelikom, tai čia viskas... Maistą ruošimą, dar galima apie maistą ruošimą. Pusryčiai vakarienė gaminami būdavo... O, kokia skani bus košytė. Šiandien tokia bus kažkokia, nežinau.
Gal valgoma? O čia košė, makaliuošė. Kažkiek tais kažkur pietus perkasdavom jo tiesiog valgydavom, kažkur sustoję, kažkur nusipirkdavom arba kažkokiai kavinukiai. Kebabai su muzika prie kažkokių bažnyčių. Vaikai ateina čia. O Dieve, visą šaiką čia. Nes ir šiaip tie vis tiek tie savo virti tos košės, tai nusibos reikia paįvairinti. Pyragiukais pradedam. Dėjom 12 dieną, 12 numerį valgom. Nu, čia tokie pietukai. Valgoma. Skanu. Man vienam čia dutė. Pats didžiausias, pats pirmas burgeris, o kur mėsa? Daugiau išgėrimų, tai ką, kelionė, tai Coca-Cola, tai čia yra, nežinau, čia turbūt Pirmoji pagrindinis kurs visų, kas Estija, išragavom alų visokį. kas keliauja. Šiandien turim alaus, turim va tokį sarę kažkokią. Šiandien ragausiu apelsininis šokoladinis. Nu kažkokį sakų porteris. Porteris tai turėtų būti juodas. Jo, alus vakarė atsipalaidavimui šiaip tikrai biškiuką taip, nu, nes tiek pavargsti. Šiaip labai skanus buvo apelsininis ir šokoladų arba tie visi. Nu, labai įvairių įdomių tokių, Jo, kur čia vieną tą nesamatė irgi tokių. kaip girą kažkokį gėrėm su tais malūnais, nes Saremo saluose tai ir alus netgi su malūnais. Tūlikais. Nes estiškai malūnas yra tūlik, tai labai juokingai mums atrodė, aišku. Atgyvė. Kalba tai nesuprantama, nu, ten labai sudėtinga, bet šiaip kas liečia kalbą, tai dauguma kalbėjo laisvai angliškai, jeigu ne angliškai. Rusiškai, angliškai jo tenai. Tai kažkokios problemos susikalbėti. Ir įdomiai ten nuo vietos priklauso, vienur beveik nekal rusiškai, angliškai tik susišnekėsi, jaunims tai daugumoje, o, pavyzdžiui, Taline kažkur tai beveik visi rusiškai, angliškai beveik ten nieks irgi kažkaip tais. Pernai metais mes jau turėjom tokią galimybę minti su Tautvydu. Šiandien Tautvydo akcija atvažiuoja į Joniškį finišuoti, tai važiuojam nuo Šiaulių, jos padėsim jiem paminti iki Joniškį. Bus smagu. Organizuoji akciją už vaikučius sergančius Dauno sindromus. Jisai grįžt pats iš Anglijos, surenk grupę žmonių ir min aplink Lietuvą. Juos palydėjom tiesiog nuo Šiaulių iki Joniškio, o Joniškį buvo pabaiga to žygė. Akcijoje šitoj pastoviai pakviečiama yra garsi Lietuvos dviratininkė čempionė Edita Pučinskaitė. Taip, jinai vat ir nori plojimų, palaikome Editą plojimais. Teka garbės minti. Taip, teka garbės tokiais žmonėm padalyvauti, tai tikrai labai džiaugiamės. Jo, ir visus kviečiam prisidėti. Yra Lietuvos urėdijų pavėsinių nemokamų žemėlapis. Valstybinių. Ir tiesiog yra pavėsinės, laužavietės. Ir radom va. Laužavietės, stalelį, miegamasis ir ten va tolets. Tokia pavėsinė, tolets, ten šaltinis ir upė, šiukšliadėžės. Ten kits tolets, mes ten buvom, čia dar vienas soliuks. Su nuotraukom, su viskom yra vmu.lt. Verta, kas vat keliauja po Lietuvą ir mėgsta va tokį gamtoj nakvynės, gamtoj pasibuvimą, tai daug yra tikrai pasirinkimas didelis, beveik visos miškuose, daug paupiuose ir taip toliau. Mes gaudom šitas urėdijų pavėsinės šalia ežerėlio su laužaviete, kuri jau kūrenas, kurioje kepsim dešrelės. Tai mes tada tą išbandėm, keliaudavimi link Pasvalio, pasidarėm tokį rudens žygį. Atneš vakarienėm. Skanaus, kas valga. Ir aš galėsiu eiti pagrybauti. Eik čia. Kur keliauja? Iš Joniškio.
Ir kaip nekeista, rugsėjo mėnesį buvo be galo šilta ir mes numynėm nuo namų link Pasvalio, nuo Pasvalio mynėm link Kupiškio, link Panevėžio, prasukom didelį ratą ir vėl atgal namo. Toliau aplankę šitą Aukštaitijos pusę, dar nusprendėm persikelti į Ignalinos pusę. Buvojom palapiniai, bet vežėmės dviračius jau su mašina, nes dėl laikas tokos, kad tašių nesikabinti, tiesiog prasukom ratą pro Ignalinos kraštą. Kliūtis mūsų keliai, kasdienybė. Ten yra kalnas, Ladakalnis. Bet reikia pirmą jį užlipti. Ignalinos krašte tai tiek su baidarėm yra maršrutų, tiek su dviračiais, tiek lankytinų objektų begalės ir šaltiniai, ir ežerai, ir labai gražus tas regioninis parkas Ignalinos. Tai... Šaltinis. Nuostabus. Verta labai keliaut, nakvot, gamtoj pabūt. Kitą dieną pasirinkom Labanoro girią aplankyti. Mojo. Nesimato. Įsikibus į du turėklus. Žmogus, kuris bijo aukščio. Giria kaip giria. Arba mes maršrutą tokį neteisingą pasirinkom, lankytinų objektų nedaug, tiesiog pramynėm MTB miškų tokių ir viskas. Bet, galvai pravedinti irgi faini maršrutai. Taip, mažiau įspūdžio palika, nors visi jau į Labanoro, bet, nežinau, mum asmeniškai, tas Ignalinos tas tai daug įspūdingesnis. Vasara pasibaigė, ruduo pasibaigė, atėjo žiema ir taip netikėtai atėjo prisniga, tai teka jau greitai permontuoti padangas ir keliauti žiemos žygį. Pirmą šįkį pasirinkom tiesiog ištestuoti savo visą padangas, įrangą tokią mini. Tai važiavom iki čia artimiausią miškiuką, įsikepėm žuvies, įsikepėm dešrelių. Ant tokios ugnės galim kaip? Aš toliau laikyk nekiškartį. Tiesiog papietavom, pabuvom gražiau žiemoj. Čia toksai daugiau... Jau čia net ne žygis. Jau mikro ten žygis čia. Pasibuvims žiemą, ten ta šerkšnas gražus buvo vien dėl to. Bet realiai žiemą ir tu neturi laiką, nes tu jeigu mėgi savaitgalį ilgai, atsikeli jau pietus, o po pietų 2 valandos ir naktis. Bet... Dar antrą pasirinkom, keliavom link Kužių, ten yra bunkeris po žemę. Partizanų bunkeris jo, tai mes jau senai jį norėjom aplankyti. O, čia bet smirda tai. Stavas į bunkerį, bet čia gali neruoti. Tokios kopečios paprastos. Grybai aug geras. Kas nėra matę tokių dalykų, įlysti tą žemę, pamatytos, rastus su ta drėgmė tokia, tuo tokiu šalčiu vidiniu, tai labai įspūdinga vieta iš tikrųjų. Plus nebuvom buvę tam miške tiesiog. Ir žiemą. Ten irgi labai daug ten tų pavėsinių ir labai puikiai įrengtos. Pasakų, namelis. Čia ir nakvoti gali. Jo, židinys, viskas. Labai gaila, kad mūsų mišką, Daunoravos mišką nusiaubė šiais metais vėjas. Jo, audros labai nusiaubė, tai ten išdraskė visas pavėsinės. Tai vienintelį gražų mišką turėjom. Laidai netraukia. Kaip pasiseka, ne? Joniškis gali pasigirti miškais, tai tos pačius sunaikina beveik, tai nežinau, čia plika laukime pas mums dabar. Tikėkimės, taugs, sužaliuos. Tai šitų metų mūsų 2023 metų iššūkis buvo
kelti kuo daugiau filmukų, jum rodyti savo nuotykius. Labai džiaugiamės, kad jūs kėlėt visus nykštukus, laikinot, prenumeravot mūsų kanalą. Tai per šios metus mums pasisekė pasiekti, iš pradžių šventėm 500, po to 600, nepadėkojom, aišku, didžiulis ačiū už visus, o dabar jau turim šiai dienai virš 700 sekėjų, tai labai džiugu. Ir žiūrovų nuolatinių turim, kurie jau mūsų lauk, kurie pasigest, kurie prašo, tai irgi jiem visiems labai dėkojam. Tai vat, ir šių metų iššūkis buvo pasiekti peržiūrų valandas, taigi mes susirinkom peržiūrų valandas ir tapom YouTube'ės partneriais, tai dabar turim jau ačiū mygtuką, galite jį tiesiog paspaust, prisidėti prie mūsų kūrybos, palaikyti, tiesiog kažkokiam kavos podeliui, skanesniam burgeriui arba ten alui. Jo, kelionėse tikrai pravers. Jeigu kažkam patiko mūsų kūryba, tai būtų labai malonu, žinoma, irgi. Kuo žiūrovai labiau palaiko, tuo didesnė yra motyvacija. Šiaip kuo daugiau žiūrovai, tu matai, kad kyla, tu kažkas žiūri, tai automatiškai tavo motyvacija didesnė yra ir kurti, nors, aišku, atrodo kaip ir savo kūrė, bet vis tiek dadeda, aišku, tos motyvacijos. Aš labai džiaugiuosi iš tikrųjų, kad mes kūrėm abudu su Tomu, nes būna taip, kad tikrai mes abudu niekada nepavargstam kartu. Jeigu aš pavargstu, tada Toms turi daugiau entuziazmo. Taip, jeigu aš pavargstu montuoti, tada sėdi Toms montuoti, jeigu aš pavargstu filmuoti, tada Toms kažką filmuoja. Visos moteris kažkodėl prašo daugiau Tomo. Tai va, prašom, žiūrėkit, Tomą turim, Tomas ne už kadrą. Ne dėl to, tiesiog šiaip Daiva gal labiau iškalbingesnė ir pagrindė Daiva filmuoja, tai o kai mes važiuojame siegi, atskirai su dviračiais gaunas, kad ir šalia viens kitą, bet gaunas taip, kad vien Daiva ir matot jūs už tai. Tai taip jo, tai tikrai žiūrėsim ir daugiau gal bus bendrų tų video daugiau bendrai kažką filmuos. O jūs norit pamatyti, aišku. Pavyzdžiui, bunkeriuose, vat. Daiva išsiganda, pabėga. Aš būčiau nufilmavęs daugiau, nes aš ėjau toliau. Namas čia mane patinka. Lemba, eini, štai nebenūrai. Tu gal ten neverta eiti, gal aš palauksiu. Šitie mūsų metai buvo tikrai labai turiningi, energingi. Kelionių atžvilgių, tai tikrai mes daug ką pamatėm, daug kur apkeliavom, tai, atrodo viskas šia vietoje, lyg tai saugu mūsų. Sveikata leida ir orai leida, viskas, ta prasme, super, 2023 galim pabaigti ir, pakeliam tą taurę. Ne alaus. Ne, sultis. Sultis ir už tuos ateinančius 2024. Taip, kad būtų daugiau kelionių ir jums daugiau kelionių, ir mums daugiau kelionių. Ir daug smagių video tikėsimės turėsim. Taip. Ir ką tada? Iki kitų metų susitiksim. Ate.